Sveiki, su jumis Tomas ir šiandien paspręsime dar vieną uždavinuką su simuliacinė programa. Tai uždavinys būtų toks: gatvės apšvietimo valdymas naudojant simuliavimo programą, kontaktorių ir paprastą jungiklį. Tai yra kontaktorius. Ir visi žinom, kam jis naudojamas. Yra paprastas jungiklis, tiesiog jungti, išjungti. Reikia suprojektuoti gatvės apšvietimo valdymo grandinę, kurioje yra iki 10 šviestuvų. Apšvietimas turi būti jungiamas vienu paprastu jungikliu, pavyzdžiui, prie elektros skydelio arba valdymo posto. Tačiau šviesų srovę turi perjungti kontaktorius. Tai užtikrins, kad valdymo grandinė būtų mažos srovės, o visą lempų apkrovą jungtų kontaktoriaus kontaktą. Tai tą ir padarykime. 10 lempų, paprastas jungiklis turi su kontaktoriumi įjungti tiksliau lempas. Taip, imam simuliavimo programą. Taip, dabar ką mums reikės? Mums aišku reikės neutralo ir fazės. Taip. Tada reikės kontaktoriaus kontaktų vienos fazės ir reikės jungiklio fiksuojančio. Open ir kodą 10 lempų, ne? Davai. Turbūt 10. Dabar darom taip, kad šitas čia. Į kontaktoriaus sritį paduodam neutralą ir susidedam lempas eilės tvarka. Tai va, pirma lempa ir dedam. Aš mėgstu tvarkingai, tai dedu trys, keturi, 5, 6, 7, 8. Mažinam, kad tilptų. 9 ir 10. Tai va, čia mūsų gatvės apšvietimas ir mes negalim su paprastu jungtuku su šituo jungti, nes jungiklis tiek nelaikytų, nes kiekvienas jungiklis, pavyzdžiui, šituo atveju, kiek čia laiko. Turbūt 16 amperų, aš taip spėju. Tai va, tai šitas jungiklis 16 amperų atlaiko, o skaitysim, pavyzdžiui, gatvės apšvietimas vieną lempą 500 W, tai va 5 kW jau yra blogai. Tai va, tai mes tada padarom, kad veiktų šitas daiktas. Taip, traukiam. Tai dabar, jeigu paleidžiu play, tai kontaktoriaus sritį suveikia. Tai va, tai dabar mums reikia, kad kontaktas atitiktų eiti. Tai mes einame čia, pakeičiam į KM. Tai va, tai dabar suveikus kontaktoriaus sritį suveiks ir KM kontaktas. Ir dabar mes jį dedam. Dedam jungiklius, skaitykim, šitam. Ir jungiam prie fazės ir taip. Važiuojam. Ir tas pats su lempų neutralais. ir lempas paskutinį jungiam į neutralą. Nu va, visa grandinė atrodo taip. Tai dabar, jeigu mes
paleisim, turėtų suveikti. Įjungiam, visos lempos užsidegė. Tai reiškia, mūsų jungiklis tik tais paleido kontaktoriaus eitę, kuris pritraukia kontaktą, kuris atlaiko, pavyzdžiui, 30 amperų, 50 amperų. Priklauso pagal kontaktoriaus tipą. Tai jūs kaip matot, kai gatvėse suveikia apšvietimas, aišku, jį valdo laiko relė, bet esmė tame, kad laiko relė jungiklis įjungia kontaktorių, kontaktorius paduoda maitinimą visoms gatvėse esančioms lempoms. Tam, kad nuimt didžiausią apkrovą nuo jungiklio, tą padaro kontaktorius. Taip reikia atlikti užduotį.